Kartais susitikimai su draugais mieste po darbų gali būti tikrai labai varginantis, dėl to, kad atrodo visos gatvės prikimštos mašinų, bet gera žinia ta, kad niekur labai važiuoti ir nereikia, kai pačiame centre yra prekybos centras CUP, o čia jau yra labai daug įvairiausių kavinių, siūlančių tikrai įvairų ir įdomų maistą, todėl kviečiu išbandyti keletą iš jų. Manami restorane išbandysime labai karštą naujieną, tai degančius, liepsnojančius sušius. Nežinau kaip tau, Agne, bet man tai labai skanus, labai purus kažkokie tokie minkštučiai ir aš nejaučiu, kad būtų ryžių, atrodo, kad kažkokių kitų daugiau ingredientų yra negu pačių ryžių. Tai tokie tikrai labai spalvingi ir gražus ir labai skanus. O Charlie Pizzoje pasikviečiau savo draugę vakarienės, čia valgysime pizzą itališko pado ir aišku su tystančiu mozzarellos sūriu, kuo ir išsiskiria būtent Charlie Pizzerija, o aš pabandysiu paragauti mėsainio barbekiu padaže. Taigi su drauge jau atsisveikinu, bet man dar žinokit labai knieti išbandyti porą desertų. Tik tie desertai nebus valgomi, jie bus geriami. Pabandom originalios taivanietiškos burbulinės arbatos. Porą versijų čia vietoje, tai kava pudinge, tikras desertas ir rudojo cukraus latė su tapioka priedais. Paragaukim pirmą variantą, tai rudojo cukraus latė su tapioka perlais. Na gerai, gal ir nėra visai taip, kad nevalgomas desertas, dalinai valgomas, bet to ir žavi šitą burbulinę arbata. O čia bus kavos pudingas toksai. O įsinešimui pasiėmiau greipfrutų tokį vaisinį, labai gaivų gėrimą ir aišku matcha arbatą, kuri, kaip jau visi puikiai mes žinome, turi labai daug naudų ir visi esame jau ją atradę dėl jos suteikiamos energijos ir tiesiog buvimo super maistu. Su drauge pradegustavome labai skirtingų įvairių prekybos centro CUP kavinių restoranų vakarienių variantų, taigi pasilikau kitą dieną, tik tai Grill Londoną. Einam paragausime čia tokių ypatingų šonkauliukų. Čia net paveikslėlis yra tų šonkaulių, o čia net visa 500 gramų kiaulienos grandinė šonkaulių. Man atrodo, užteks ne tik man vienai, bet dar ir draugams pakaktų. Taip pat čia Jameson tokia unikali glazūra ir subtilus dūmo skonis, sako, yra. Tai aš pasimsiu su coleslaw kopūstų salotomis ir gruzdintomis bulvytėmis. Oho, čia tikrai kokiems 2 žmonėm vakarienė, labai nebloga vakarienė, tikrai būtų pakankama ir kvapas, wow, tikrai labai skaniai kvepia. Prekybos centre CUP yra tikrai nemažai variantų, kur galima patogiai, jaukiai ir labai maloniai pasėdėti vakare kartu su draugais, o galbūt šeima arba tiesiog vienam. Skirtingų maisto variantų pasirinkimo yra tikrai labai daug, taigi kviečiu ir jūs išbandykite ir tikrai nepasigailėsit.